Mažinant automobilių spūstis sostinėje naikinamos pėsčiųjų perėjos, labiausiai vilniečių pasipiktinimą sukėlė dingusi iš Laisvės prospekto pabaigos. Ši perėja anot miesto valdžios būtent toje vietoje netinkama. Tačiau vilniečiai teigia ir toliau rizikuosiantis gyvybę ir gatvę kirsiantis jiems patogioje vietoje. Štai taip per kelią įsigudrina bėgti ne vienas bandantis kirsti gatvę esančią Laisvės prospekto gale. Vieni perbėga, kiti sustoja pusiaukelėje, norėdami praleisti žaibiškų greičių važiuojančias mašinas. Kai kurie vairuotojai net ir patys sustoja. Greičiausiai iš įpročio, nes dar visai neseniai čia buvusi pėsčiųjų perėja, kurios panaikinimu labiausiai piktinasi Pašilaičių gyventojai, šią kelio atkarpą einantis dažniausiai. Aš pati čia gyvenu, man patogiausia yra negu tenai. Ar buvo čia anksčiau? Buvo. Ir Maksimo negerai yra padaryta, ir čia yra negerai padaryta, labai reikalinga yra. Labai reikalinga, todėl kad mes visi įpratę čia lakstyti, lakstyti iš tiesų. Bet galbūt vairuotojam ir nepatogu, bet tie, kurie įpratę čia išlipę iš troleibuso eiti į tą parduotuvę Norfos, yra tikrai labai patogu, o dabar reikia eiti aplink, apsiprekinti, vėl sugrįžti namai tai čia. Bet ten irgi baisu, ten mašinas išvis nesustoja, nors ir šviesoforas, pavyzdžiui, dagalę akį nežiūri. Miesto valdžios teigimu perėjos šiaip sau nenaikinamos. Minėtoji, gyvavusi ne vienerius metus, tapo nebereikalinga. Mat platinant pačią gatvę visai netoliese įrengti šviesoforai pėsčiųjų labui. Be to, kaip teigiama, jeigu perėjų skaičius per didelis, susidaro automobilių spūstys. Šalia Laisvės prospekto praktiškai visur namai stovi. Ir kiekvienas nori pereiti ten, kur jisai gyvena. Tai tada mes visam kelyje turėsim mažinti greitį ir vis tiek mes neapsaugosim pėsčiųjų. Mūsų tendencija tokia, kad automobilių ir pėsčiųjų keliai neturi susikirsti. Tai yra, jie turi pereiti arba per viršų viaduką, arba po žemė. Dar prieš metus štai šioje vietoje buvo pėsčiųjų perėja. Šiandien jau jos nebeliko, tačiau žmonės ir toliau vaikšto, dabar jau rizikuodami savo gyvybę. 5 kanalo žinioms Edita Vežbickaitė ir Juozas Raduševičius.